Visi nori spausdinti maikutės, bet nieks nešneka apie tamsiąją pusę. Kadangi aš esu PVM mokėtojas, kas 3 mėnesius reikia man surinkti visus popierius, sąskaitas ir priduoti savo buhalteriui. Per 3 mėnesius prisirinka žiauriai daug tų sąskaitų iš visų už maikutės, už dažus, už nuomas. Tai yra šimtai visokiausių sąskaitų. Ir jas reikia ieškoti per visus e-mailus ir susirinkti ir suvesti į specialią programą. Kitų akim gali atrodyti, kad presai, marškinėliai, pinigiukai. Labai daug laiko sueina į Excelius ir skambučius su pačiu buhalteriu. Bet ar apsimoka? 100%, bet nepamiršk, į ką eini. Tai šiandien man kaip tik buvo ta diena, kai turėjau tos 3 mėnesius visas suvestinės nusiųsti buhalteriui. Tai man užtruko apie 3 valandas. Ir vėl visos dėžės liko neišsiųsto šiandien. TikToko dėka gavau žiauriai daug užsakymų, aš net nespėjau visiems atrašyti. Jeigu tu žiūri, kuris rašė į WhatsAppą ir dar negavai atsakymų iš manęs, tai nebijok, nes aš dar kasuosiu iki tavęs. Tikrai, kai ateis eilė iki tavęs, tai jeigu ar išeis ar neišeis, aš vis tiek bet kokiu atveju parašysiu.